Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. Kodėl jis negi? Todėl, kad vienas iš didesnių šio telefono privalumų yra jo atsparumas. Xiaomi taip ir pozicionuoja, sako, didesnis atsparumas, ta pati galia. Aišku, tai reiškia, kad telefonas yra atsparus dulkėms ir vandeniui ir netgi smūgiams krentant iš tam tikro aukščio. Girdėjau, net iš 2,5 metro nukritęs ant žemės jis turėtų nesudužti. Kaip vidutinės klasės telefonas, jis ir atrodo labai neblogai. Mūsų gautas bandymui modelis yra mokas spalvos ir turi tokią odą primenančią silicio nugarėlę. Ekranas tikrai didžiulis. 6,83 colių įstrižainės ir tikrai labai kokybiškas. Sakyčiau, tai yra antras didžiulis šio telefono privalumas. 1,5K raiškos, 120 Hz atnaujinimo dažnio, kaip jau minėjau, OLED. Dar vienas privalumas, kurį tikrai pajusite, kiek netikėtas vidutinės klasės telefonui. Jis turi fantastiškus stereo garsiakalbius. Išties groja labai gerai, atkuria puikų erdvinį garsą, galite pajusti visą muzikos klausymo malonumą. Netikėta. Na gerai, užteks atidėdinėti, metas paminėti ir pagrindinį šio telefono pliusą. Tai yra tiesiog milžiniškas 6500 mAh talpos akumuliatorius, kuris dargi palaiko 100 W laidinį įkrovimą, tad pilnai įkrausite jį per valandą maksimum. Dar vienas tų retų telefonų, kurie mus pasiekė su silicio anglies baterijos privalumais. Fantastika. Tai nėra telefonas skirtas fotografijos entuziastams, tad iš kamerų per daug nieko nesitikėjau. Ir jos mane maloniai nustebino. 32 megapikselių asmenukių kamera ženkliai geresnė nei buvo prieš metus ir nuotraukas daro visai neblogai, ypač kartu su dirbtinio intelekto patobulinimo galimybėmis. O pagrindinė galinė 200 megapikselių kamera daro viską, ko reikia, gali net filmuoti 4K raišką 30 kadrų per sekundę, visai neblogai fotografuoja prietemoje, gali priartinti vaizdą skaitmeniniu būdu iki 4 kartų be nuostolių. Viskas labai neblogai. Antroji galinė kamera 8 megapikselių itin plataus kampo. Jei jau prakalbome apie dirbtinį intelektą, telefone sukasi HyperOS operacinė sistema ir yra HyperAI dirbtinis intelektas, kurio panašu, kad yra lygiai tiek, kiek reikia. Jis naudojamas nuotraukų apdorojimui, efektų kūrimui, taip pat turi Gemini balso asistentą, vertimą ir visas kitas būtinas funkcijas. Na kas dar? Telefonas palaiko 2 fizinės SIM korteles. Viduje sukasi labai neprastas vidutinės klasės Snapdragon 7 Gen 4 procesorius, kuris kartu su 8 GB RAM užtikrina tikrai sklandų veikimą. Gamintojai garantuoja 4 pagrindinius operacinės sistemos atnaujinimus, tad veiks jisai ir su Android 19. Na ir paskutinis, bet tikrai ne pats mažiausias privalumas, šį tvirtą, ilgai veikiantį telefoną puikiu ekranu rasite Tele2 internetu ir salonuose.